Norint dietos metu išsaugoti raumenis, reikia atlikinėti tuos pačius pratimus, atlikinėti tą patį serijų, pakartojimų skaičių ir stengtis kelti tuos pačius svorius, kurie tuos raumenis ir užaugino. Klaida yra pradėjus griežtinti mitybą, kai norime sumažinti riebalų sluoksnį, pradėti mažinti keliamus svorius ir atlikinėti daugiau pakartojimų, nes organizmas gauna klaidingą žinutę, kad jam jau nebereikia tokių didelių raumenų, nes jau nebereikia kelti tokių didelių svorių ir todėl esant tam kalorijų deficitui, kuris leidžia deginti riebalus, taip pat ir dega kažkiek raumenų. Taigi tokiu būdu gaunasi, kad laikantis dietos ir ryškinant raumenis kažkiek raumenų prarandama, o norint tuos raumenis išsaugoti, reikia stengtis su svoriais treniruotis lygiai taip pat, kaip treniravotės tuo metu, kai raumenis auginote. Jeigu jums patinka arba jūs jaučiate, kad jums yra naudingas mano kuriamas turinys, tai dar daugiau atviresnės, asmeniškesnės informacijos yra mano Contribui platformoje. Ten kiekvienas žiūrovas turi galimybę užduoti man asmeninį klausimą ir gauti mano asmeninį atsakymą arba raštu, arba video formatu. Ir tokiu būdu aš pasidalinu savo žiniomis ir savo patirtimi. Jei norite, jūs taip pat galite užsakyti mano sudarytą treniruočių programą, kurią sudarinėju pagal jūsų užpildytą klausimyną, pagal jūsų tikslus, pagal jūsų sveikatos būklę, pagal įrangą, kurią jūs turite savo treniruotėms, pagal treniruočių stažą ir pagal jūsų nuotraukas, pagal tai, kaip jūs atrodote. Todėl tai gaunasi grynai asmeninė programa arba mitybos planą, kurį taip pat sudarinėju remdamasis jūsų atsakytų klausimynų ir žinodamas jūsų tikslus, jūsų sveikatos būklę, jūsų dienos režimą, maisto tolerancijas arba netolerancijas ir taip pat matydamas jūsų nuotraukas, kurios padeda man įvertinti, kiek raumenų, kiek riebalų jūs turite, kiek optimalu būtų numesti arba priaugti, ką galėtumėte padaryti tam, kad kuo geriau, kuo gražiau atrodytumėte. O dabar dar kartą ačiū už tai, kad pažiūrėjote šį video. Prašau, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti mano kanalą.